Sveiki atvykę, aš papasakosiu jums apie stalo žaidimus ir mano draugė man padės. Pirmutinis, be panikos. Įdomus žaidimas. Ir čia negali būti be panikos. Jis yra va tokie klausimai visokie. Santvarkų pavadinimai išvardinti. Taigi čia sunkus dalykas. Kaip mes galim tokius išvardinti? Pavyzdžiui, žinomi priekiniai vardai. Kaip tokius mes galim suprasti? Neįmanoma. O dabar kitą žaidimą mano draugė pristatys. Aš dabar pristatysiu žaidimą Monopoly. Tai visai šeimai žaidimas, galima žaisti 8 žmonės. Jis yra žaidžiamas su visa šeima. Jis yra labai linksmas žaidimas, su juo galima labai daug prikolinti, daug užsidirbti pinigų ir taip toliau. Dabar kitas žaidimas mano draugai pristatys. Tapk turtingu. Nu tiesą sakant, taip ir yra. Šiandien žaidėm su draugė ir aš už banką buvau turtingesnė, įsivaizduojat. Ne veltui parašyta tapk turtingu. Aš tapau tokia turtinga, tai kad čia buvo pavadinimas tapk milijonierių, nes aš ir tapau milijonierių. Iš tikrųjų tai linksmas žaidimas, panašus į Monopoly, bet dar įdomesnis. Antrą žaidimą pristatys mano draugė Alės priešą. Žaidimas Alės priešą. Jis yra labai įdomus žaidimas. Jį gali žaisti taip pat visa šeima, netgi 10, netgi 3 žmonės, kiek tai galima. Taip pat visa šeima kaip ir Monopolis. Su juo reikia atsakinėti klausimus. Per minutę turi atsakyti 12 klausimų, jei nežinai, tai gali surinkti visokių skaičių, 10 ar mažiau ar daugiau. Ir jis yra labai įdomus žaidimas. Ketvirtas žaidimas tai bingo. Jūs turbūt visi žinot, todėl kad yra ir toks žaidimas per kom arba per teleką bingo, kur gali išlošti labai didelius pinigus surinkus bingo. Jis yra įdomus žaidimas, ne labai įdomus, bet įdomus, tiesą sakant. Ir trečią žaidimą man pristatys Go for Broke. Ji nelabai išmano apie tą žaidimą, tai galiu papasakoti. Jis yra panašus į Monopoly, bet žiauriai pienu. Tai praleidžiu tą žaidimą ir pasakoju apie operaciją. Operacija įdomus žaidimas, green operacija, reikia išoperuoti žmogų ir panašiai. Fėjos žaidimas, irgi papasakosiu mano draugė. Fėjos žaidimas yra labai įdomus, reikia pasirinkti kokią nors fėją, reikia perėti lygius, reikia... Ir taip toliau, panašiai. Davai.